individualaus namo statyba pigiau. Tai misija įmanoma ar vis tik tais neįmanoma? Tai pabandysiu pats su savim padiskutuoti šitą temą, bet jeigu norėsit, aišku, ir jūs prisijungkit. Ir taip pat trumpai parodysiu apie mūsų sukurtą programinę įrangą Dimetris, kuri gali padėti apskaičiuoti bet kokius geometrinius kiekius iš PDF-inių failų arba nuotraukų. Tai prašom prisėskit, kas norite paklausyti, trumpas apie 20 minučių pranešimas. Čia aš rodau skaidrę, kaip maždaug atrodo statybos, individualaus namo statybos kainos struktūra, kad įsivaizduot, tai vis tik tais pakankamai didelę dalį pastato kainos, aišku, sudaro pati dėžutės kaina, bet labai stipriai ją įtakoja ir vidaus apdaila, inžinerinės sistemos ir tik tais visi kiti dalykai, šiaip, sakykime, prideda vieną kitą procentuką. Aišku, atsiradus A++ klasės reikalavimams, šito, sakykime, išlaidos šiek tiek pasikeitė, persiskirstė. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, prieš kokius 3 metus, 4 metus, gal dar netgi anksčiau, neturėjom tokių griežtų reikalavimų, pavyzdžiui, šildymo sistemoms, apšiltinimam, tai faktas, kad šitos vertės persiskirstydavo. Bet vis tik toks pabandysiu atsakyti į klausimus, kaip galima tam tikrose etapuose statybos pabandyti pakreipti kainos pačią kainą įtakoti, pamažinti ją, jeigu tai įmanoma ir ar iš vis įmanoma. Tai pavyzdžiui, sklypo pasirinkimas. Tai vat, jeigu jūs esate tokioje stadijoje, kai dar nesat įsigiję sklypo ir ruošiatės jį įsigyti, tai patarimas gal būtų toks, jog vis tik tai sklypą stengtumėtės įsigyti kaip įmanoma plokščią, kad jis nebūtų kažkoks su labai aiškiu griežtu reljefu. Čia visos skaidrės orientuotos yra į tai, kaip būtų galima sutaupyti. Bet jeigu, aišku, jūs norite arba jau turite sklypą, kuris yra su reljefu, jis yra šlaite, tai greičiausiai nusiteikite, jog jūsų pastato statyba bus brangesnė nei statistinio pastato. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu tai yra šlaitas ir pakankamai rimtas šlaitas, tai jums reikės galingesnių pamatų, poliai galbūt bus ilgesni, galbūt turėsite įsirengti cokolinį aukštą, galbūt atsiras atraminių sienų. Tai atsiranda papildomų išlaidų, kurios tikrai jūsų namo kainą didins. Turiu pavyzdį tokį Vilniuje, kas žinot Antakalnį Šilo gatvę, tai ten yra labai status kalnas kilti viršų. Ir irgi klientas nusipirko sklypą, norėjo individualų namą pastatyti, tai jo vien pamatų kaina buvo tokia pati, kaip viso kito likusio namo. Tai labai stipriai įtakoja. Beje, kitas niuansas, jeigu jūsų sklypas yra šalia vandens telkinio, tai turėkit omeny, jog labai didelė tikimybė, jog turėsit nestandartinius pamatus ir jie jums kainuos brangiau. Dėl ko taip yra, kad dažniausiai prie vandens telkinių gruntai yra paveikti vandens, yra durpės, būna dumblas, būna skysti gruntai, tai plavūnas. Iš esmės tai apsunkina pamatų įrengimą, tai dažnai būna toks netgi variantas, jog, pavyzdžiui, polinių pamatų net nebeapsimoka ekonomiškai įrengti, nes, pavyzdžiui, polių gylis būna koks 18 metrų. Tai tiesiog fiziškai neverta investuoti į polių įrengimą, tada reikia ieškoti alternatyvą, pavyzdžiui, plokštuminiai pamatai. Tai plokštuminis pamatas yra labai populiarėjantis Lietuvoje, pavyzdžiui, Skandinavijoje tai labai populiarus, Lietuvoje tik populiarėjantis, bet jis turi vieną tokį, sakykime, jeigu galim pavadinti minusą, tai jog įrengiant pamatą jūs turit įrengti kartu vandentiekio, nuotekų sistemas, šildymo sistemą ir grindų visus pasluoksnius. Tai reiškia, kad kartu su pamatais jūs jau investuojat daug daugiau, negu investuotumėt prie tipinių pamatų. Ir tai yra tam tikra problema, jeigu jūs planuojate imti būsto paskolą ateityje, nes turto vertintojai jums vertins plokštuminį pamatą kaip paprastą pamatą ir dėl to investuoto turto vertė nebus įvertinta taip, kaip turėtų būti. Ta prasme, jūs investuosit daugiau, bet turto vertintojas to nevertins kaip investicijos.
Tai beje, irgi dar apie sklypą kalbant ir apie turto vertintojus, yra toks keistas vienas fenomenas. Jeigu jūs perkat sklypą prabangiam rajone, bet statot ekonominį pastatą, sakykime, taupydami, tai turto vertintojas jūsų pastatą vis tiek vertins aukštesnę kainą, negu jūs iš tikrųjų pastatėt. Dėl to, kad aplinkiniai pastatai yra prabangus ir buvo parduoti galimai už didesnę sumą. Bet yra atvirkštinis procesas. Jeigu jūs perkat sklypą, sakykime taip, biednam rajone, bet statot labai prabangų namą, tai jums bus labai sudėtinga su turto vertinimu, nes turto vertintojai vertina turto vertę pagal aplinkinių sklypų ir namų pardavimus, sandorius. Tai reiškia, kad investavot, pavyzdžiui, 100 000 į dėžutę, bet turto vertintojas įvertins tik, pavyzdžiui, 50 000. Ir tai jau gali būti problema, imant būsto paskolą. Tai į tą reikia atkreipti dėmesį. Kas dar įtakoja, tai yra pastato forma. Aš įdėjau tokį jau labai, aišku, netipinį pavyzdį. Tokių pastatų mes Lietuvoje praktiškai neturim. Bet į pastato formą labai stipriai keičia pastato kainą galutinę. Pavyzdžiui, jeigu mes turime plokščią stogą, vieno aukšto, pavyzdžiui, pastatą ir norit, kad stogas prasitęstų virš terasos, pavyzdžiui. Turėtų tokią gražią terasą, ant kurios jums nelytų. Tai tokiu atveju greičiausiai vien dėl to jūs turėsite didesnės išlaidas, nes pirmiausiai tai dažniausiai formuoja šitą stogą iš tos pačios medžiagos kaip ir paties pastato, tai pavyzdžiui gelžbetonio. Jūs turėsit apšiltinti jį lygiai taip pat kaip ir patį stogą, nes jis dėl A++ klasės reikalavimų greičiausiai nepavyks sumažinti apšiltinimo storio. Turėsit apšiltinti šitą konstrukciją iš apačios, turėsit ją apdailinti. Žodžiu, turėsit pakankamai daug padaryti dalykų, kurių įprastai nereikėtų daryti. Arba tiesiog siūlyčiau rinktis tokiu atveju variantą, jeigu ieškom vis tik kaip sutaupyti, palikti savo galimybę terasas, garažus pasistatyti vėliau. Kai jūs turėsit tam pinigų ir laiko, ir noro, galbūt ir technologija pasikeis, tai pavyzdžiui, statant namą, stengtis nedaryti prilipintų dalykų. Pavyzdžiui, garažas iš tikrųjų irgi, sakyčiau, kad kelia išlaidas jūsų pastato statybai, tai jeigu turit galimybę jį atjungti nuo pagrindinio pastato ir statyti kaip atskirą statinį, tai geriau vis tik taip daryti. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad vėlgi ta pati A++ klasė. Jeigu jūs turit garažą sujungtą kartu su gyvenamuoju pastatu, jūs turėsit sienas apšiltinti praktiškai taip pat. Jeigu mažinsit šiltinimo storį, jums gausis perėjimas apdailoj iš išorės. Tai reiškia, vėl turėsit kažkokią neaiškę architektūrą. Tai vėlgi, stogas lygiai tą patį, jūs turėsit šiltinti pakankamai stambiai, kad išpildytų tuos reikalavimus. Nes vien dėl to, kai jis yra prilipintas. Jeigu jūs statot garažo pastatą kaip visiškai atskirą statinį, jūs jį galit pasidaryti kaip tik norit. Galit karkasinį pasidaryti, galit tik tais iš vis šiltinti minimaliai, galit nešiltinti, galit jį perpučiamą padaryti. Ta prasme, investicija bus iš vis minimali tokiu atveju. Tai siūlyčiau šiaip visą laiką su architektu konsultuotis ir dažniausiai jie turėtų patarti. Mano paminėti projektuotojai, architektai, tai jie iš tikrųjų irgi daro labai didelę įtaką pastato galutiniai kainai, bet ne vien tik jie, o ir pats užsakovas. Nes tarkim, jeigu yra tokių užsakovų, kurie sako, aš pasitikiu, žinau jūsų darbus, aš noriu, kad jūs ir sugalvotumėt, aš nenoriu sukti savo galvos. Duodat kažkokius reikalavimus, pagal ką architektas turi suprojektuoti, o architektas jau pasistengia. Bet yra tokių atvejų, esu turėjęs ne vieną ir ne du. Pavyzdžiui, žmogus sako, noriu, kad fasadas būtų iš tokios medžiagos, kurios man niekad nereikėtų prižiūrėti. Nei perdažyti, nieko nedaryti su ja. 100 metų, kad atrodytų taip, kaip dabar. Tai pasirodo, yra tokių medžiagų, bet jos kainuoja. Tai, pavyzdžiui, mano konkrečiu atveju, tai klientas Vilniuje irgi pasisamdė labai garsų architektą, jis jam suprojektavo, kaip mes vadinam, monumentą savo ir neleido nieko keisti tame projekte, nes jeigu pakeis nors vieną detalę, tai tas projektas jau praranda savo, iš esmės, mintį, prasmę. Aš suprantu architektą, bet
Jis projekte įsiuvo labai brangius sprendimus. Pavyzdžiui, ta mano minėta medžiaga yra gaminama tik Brazilijoje ir jos kaina yra nuo 200 eurų už kvadratinį metrą. Tik pati medžiaga. Tai žmogus, ta prasme, kai pamatė ir atsisakė tada. Irgi turėjau tokį atvejį vieną, kai žmogus norėjo kartu su architektu pasitarė, sako, turiu pinigų, viskas ok, noriu plaukimo baseino ant stogo. Gerai, sako, kokia problema, jokių problemų, projektuojam. Suprojektavo plaukimo baseiną ant stogo, tada architektui šovė mintis, sako, gal pasitikrinkim kainą. Pasisamdė mus, Samatėlė, LT, mes paskaičiavom, tada iš plaukimo baseinų paliko džekuzis ant stogo. Tada dar kartą perskaičiavom, tada tas džekuzis netikėtai ant žemės nusileido. Ta prasme, iš tikrųjų žmogus suvokė, kad bus tikrai sudėtinga finansiškai tokį sprendimą technologinį gyvendinti, tai vis tik tai jis pasirinko paprastesnį variantą. Mano minėtas žmogus, apie kur kalbėjau apie tas dailylentės, tai jis iš vis atsisakė statyti namą po mūsų skaičiavimu. Kad ir kaip negražiai čia taip iš mano pusės skambėtų, bet atsisakė dėl to, kad visi sprendiniai pastate buvo tiesiog per brangus. Ir netgi buvo toks variantas, kad man architektas skambina, sako, žiūrėk, Mindaugai, davai kaip nors tu vidaus apdailą papigink, kad palikti iš išorės taip kaip yra, bet viduj, kad būtų pigiau. Ir aš architektui sakau, aš tikrai galiu, bet ar jūs įsivaizduojat, kaip dabar atrodys? Pastatas super prabangus, o viduj plytelės po 5 eurus už kvadratą. Ta prasme, taip nebūna. Tai bus klientas tikrai nepatenkintas. Tai tikrai projektuotojai labai daro didelį įtaką, dėl to su jais bendraukit, komunikuokit. Mes beje turim labai daug tokių irgi architektų, kur mes skaičiavimus darom netgi 3 kartus individualiam namui. Pirmą kartą skaičiuojam, kai yra tik projektinių idėjų stadija, kai yra tik eskizas, daugiau nieko. Mes jau atliekam pirmosius skaičiavimus ir jau žmogui duodam indikaciją, kiek tai gali kainuoti. Po to yra vidutinis skaičiavimas, kai jau atsiranda pirmieji brėžiniai, ir po to yra finalinis skaičiavimas, kai jau turim pilną projektą. Tai taip žmogus priartėja prie savo siekiamo tokio biudžeto, kad jis jo neviršytų. Ir aišku, po to susiduria su realybė, tai su rangovais, kurie dar iš 2 padaugina mūsų skaičiavimus. Čia aišku, taip, kartais tai pasitaiko, bet tikrai tai būna. Turėjom beje dabar Vilniui tokį atvejį, bet ten valstybinis objektas buvo didelis, labai žinomas objektas, tik nesakysiu jo. Mes suskaičiavom, jau pasitarėm su architektais, sako, tikrai turėtų užtekti 4000 eurų už kvadratinį metrą tik remontui. Ir kaip jūs galvojat, statybininkai pasiūlė 9000 už kvadratinį metrą valstybiniam pastate. Tai jie nieko nepakeis. Medžiagos labai stipriai keičia kainą, kokias medžiagas pasirinksit, nuo to ir galutinė pastato suma atrodys. Bet vėlgi, dėl medžiagų tikrai labai rekomenduoju tartis su projektuotojais, nes jie yra tie žmonės, kurie gali jums patart, kodėl vienos medžiagos ar kitos yra geriau ar blogiau. Pavyzdžiui, vieniem patinka karkasiniai, kitiem patinka mūriniai. Šiaip lietuviams iš tikrųjų patinka mūriniai, jeigu taip žiūrėt statistiškai. Mes atvirai iš 100 paskaičiuotų namų individualių, 1 tik tais turim karkasinį. Tai praktiškai Lietuvoje yra visiškai nepopuliaru, bet nesakau, kad nepasitaiko. Viskas priklauso nuo to, kaip žmogus pats nori. Jeigu žmogus sako, aš noriu ekologijos, noriu tai, kas būtų natūralu, tai dažniausiai yra pasirenkamas karkasinis variantas. Beje, irgi kalbant apie karkasinius, labai dažnai gaunam tokį klausimą, kas labiau apsimoka nepirkt statyti, karkasinį ar mūrinį. Tai jeigu mes kalbam apie šiuolaikinį pastatą A++ klasę atitinkantį, tai praktiškai skirtumo nėra kainoje. Yra vienintelis didesnis privalumas karkasinių pastatų, tai kad mes labai stipriai išploninam konstrukcijas. Tai reiškia, mes galim, kaip pasakyti, turėjom tokį atvejį Karklėj, kai reikėjo, labai buvom įrėminti, buvo labai mažas užstatymo plotas ir aukštingumas, ir leido statyti 30 arų sklype tik 100 kvadratinių metrų pastatą.
Gerai išgirdo, 30 arų sklype tik 100 kvadratinių metrų. Tai reiškia, ten buvo iššūkis, kaip A++ klasės pastatą pastatyti būtent tokį ir kaip įmanoma didesnį. Tai va tuo atveju konkrečiai žmonės rinkosi karkasinį sprendimą, nes jis labai išplonino konstrukcijas ir leido sudaryti platesnę erdvę, didesnę erdvę būtent jau name. Taip, bet medžiagos vėlgi, kalbant apie tą patį, pavyzdžiui, plokščią stogą, šlaitinį stogą, langus, langų irgi yra PVC, aliuminiai, mediniai, kaustyti ir visokie N langai, stogai ir taip toliau, nuo jų pasirinkimo kaina labai keičiasi. Tai kaip pavyzdį, va čia irgi mes turim langų ne vieną tiekėją, tai langų kaina gali skirtis, nežinau, 5 kartus. Būtinai kalbėkit su architektais. Nes, pavyzdžiui, toks vienas labai paprastas dalykas, jeigu lango aukštis viršyje 2,40 m, lango kaina keičiasi kardinaliai. Nors ir 5 cm bus aukštesnis, lango kaina bus ženkliai didesnė, netgi gali būti keletą kartų didesnė. Tai čia irgi labai svarbus yra aspektas. Kalbėtis su architektais, nes jie tos dalykus žino. Inžinerinės sistemos, šiandien turim labai didelę gausą jų čia, tai nuo sistemos pasirinkimo priklauso ir galutinė kaina, ar tai bus geoterminis šildymas, ar tai bus oras vanduo, nežinau, malkinis jau nebegali būti šiuolaikiniam pastate, dujinis jau irgi nebegali būti. Tai visokių sistemų pasirinksit, ar jūs saulės modulius montuosit ar ne, bet labai toks patarimas būtų, kiek įmanoma pafantazuokit į priekį. Jeigu jūsų šiandien galimybės finansinės neleidžia, pavyzdžiui, įsirengti saulės batareikų, įkrovimo stotelių elektromobiliams, būtinai pasidarykit įvadus. Tokio galingumo, tokio diametro, kad jums užtektų ateityje. Nes, pavyzdžiui, aš dabar irgi su savo namu turėjau tą pačią problemą. Norėjau pasididinti saulės elektrinių galią, norėjau pasistatyti 2 įkrovimo stoteles, o kabeliukas tai buvo toks mizernas, nes statybininkai sakė tada, kam čia tau reikia tokio didelio kabelių, sako, tu durnasis. Tai gerai, kad uošvis elektrikas. Sako, nebūk durnas, neklausyk. Tai vieną galiu gerą dalyką apie uošvį pasakyti. Ir ne vieną, aišku. Bet čia jo buvo auksinis patarimas, jeigu aš būčiau jo nepaklausęs, tai šiandien turėčiau problema tokia, kad reikėtų visą sklypą iškast, viską praktiškai perkloti iš naujo ir trinkelės susidėti iš naujo, garažą vos nenusigriauti ir taip toliau. Tai nepasidarykit tokių problemų, pagalvokit, pasvajokit, ar jūs norėsit baseino ant stogo. Jeigu norėsit, tai pasidarykit įvadus. Namų darbai prieš statybą, tai čia jau yra mūsų paslaugos, kaip mes jums siūlytumėm daryti namų darbus, tai yra pasiskaičiuoti samatą. Samatos tas skaičiavimas yra santykinai, sakyčiau, pigus dalykas. Vidutiniškai kaina maždaug yra apie 300, tarp 300–400 eurų už samatą, bet jūs gaunate kainų žirklės, mes duodam 2 samatas, tam, kad žmogus galėtų pradėti orientuotis kainose. Pavyzdžiui, įsivaizduokime apie tipinį klientą, kuris nieko bendro neturi su statyba, yra programuotojas, pavyzdžiui. Tokių turim pakankamai daug ir jis nenori mokytis statybos. Kam jam mokytis, jeigu jis sako, aš noriu geriau, aš susimoku ir man ramu. Tai mes jam duodam detalų tokį sąrašą darbų su kiekiais ir nurodom, kiek yra tikėtina rangovo savikaina ir kiek dar yra protinga mokėti už darbus tame regione. Tada jam duodam tokį konkursavimo žiniaraštį, tai parodysiu, maždaug taip jisai atrodo. Ir jisai jį išsiunčia statybininkams kartu su projektu ir paprašo užpildyti šitą lentelę. Tada rangovai ją užpildė. Žmogui palyginti tarpusavį pasiūlymus yra labai lengva. Nes jis tiesiog lygina eilutę su eilute, kiekį su kiekiu. Tai net nesuprasdamas, ką jis lygina, jis skaičius tikrai supras, kad skiriasi. Bet jeigu jūs tokios lentelės neturit, tai ir tiesiog išsiunčiat projektą ir paprašot rangovų užpildyti kažką atsiųst, tai pavyzdžiui, būna taip, kad atsiunčia pamatus kokius nors. Pamatų įrengimo kaina 10 000. O kitas jau parašys, reiškia, apšiltinimas, ten smėlis, iškasimas, dar kažkas. Ir dabar, kaip jums žinot, ar į šitą kainą įeina tie darbai, ar neįeina. Aš esu turėjęs vieną teisminį, kada
žmogus, klientas pirko iš vystytojo namo statybos procesą už sutartą kainą X. Nu, tarkim, buvo pasirašyta preliminarioji sutartis, kad tas vystytojas pastatys pastatą, neklystų, nu, tarkim, už 200 000 eurų. Bet buvo samata pridėta iš 5 eilučių. Buvo parašyta pamatai tokia suma, sienos tokia suma, stogas tokia suma, grindys tokia, vidaus apdaila tokia. Viskas gerai, statė, pastatė ir tada kažkas ten atsitiko. Pakeitimai kažkokie atsirado ir tada tas rangovas sako, viskas gerai, duok daugiau pinigų. O tas klientas sako, kodėl aš tau turėčiau duoti daugiau pinigų, nes mes susitarėm, kad tu pastatysi man už tokią sumą. Nu ir žodžiu, esmė tame, kad gavosi ginčas, jie savo kovą pratęsė teisme, bet susidūrėm su tokia labai paprasta problema. Niekas negalėjo pasakyti, kas į tas 5 pozicijas toj sutarties samatoj įėjo, nes buvo tik 5 punktai. Ir niekas negalėjo pasakyti, ir net pats rangovas negalėjo pasakyti, ar, pavyzdžiui, ten apšiltinimas įeina ar neįeina, ar langai įeina ar neįeina, apdaila įeina, o kokie įeina. Ir žodžiu, nu, šiuo atveju konkrečiai taip pralošė, sakykime, klientas, nes jis net negalėjo įrodyti. Tai va, kas dar yra, tai yra rangovo profesionalumas, tikrai gali jums sutaupyti, man asmeniškai yra sutaupę mano namui, tai kaip rangovas yra tokio profesionalumo, kai jis jau turi didelę patirtį ir gali sakyti, kad žiūrėk, čia nesąmonė, darom taip, nes jeigu padarysi taip, bus nesąmonė, bus blogai, įtrūks, plyš, kažkas ten bus per brangu, per sudėtinga, per brangios medžiagos, tai rangovo profesionalumas tikrai gali jums padėti sutaupyti, tai rinkitės profesionalus, techninė priežiūra tikrai gali sutaupyti irgi jums pinigėlių, nes jų darbas yra ieškoti defektų, ieškoti brokų, ieškoti problemų ir apsaugoti jūs ateityje nuo kažkokių didesnių bėdų. Vėlgi, vakar irgi pasakojau tokį atvejį, kai esam turėję, kai neturėjau techninės priežiūros, tai žmogus dirbo užsienyje, patikėjo statybos darbus statybos įmonėje Lietuvoje, Klaipėdoje konkrečiai, didelis rangovas, grįžta žmogus po kokių 3-4 mėnesių į Lietuvą, apžiūrėti jau savo būsimo namo ir kažkaip žiūri keistai įėjo į svetainę, o svetainiai pilvas toks, betoninis pilvas, perdangos. Ir jam kilo įtarimas, išsikvietė ekspertus ir padarėm ekspertizę ir ekspertizės išvada buvo tokia, kad pastatas yra visiškai netinkamas toliau eksploatuoti, nors dar buvo pastatyta tik dėžutė, tai buvo 1 aukštas, perdanga, 2 aukštas ir stogas. Jokio apšiltinimo nieko nebuvo. Medžiagos buvo suvežtos, keraminiai blokeliai sudegusios, sukepusios gamykliškai, jų jau iš karto negalėjo naudoti, jos buvo įtrūkusios, nebetinkamos naudoti, perdanga įlinkusi 10 cm. Tai ekspertų išvada buvo nugriauta. Tai va, techninės priežiūros nebuvo. Būtų buvusi techninė priežiūra, greičiausiai tokių nesklandumų nebūtų įvykę. Ir ten žmogus irgi tai pasakė, kad aš bylinėsiuos iš principo tol, kol aš pasieksiu savo teisybę. Bet jis savo svajonių namus atitolino stipriai. Taip, tai kuo mes galim padėti, tai aš jums jau ir supasakoju, mes iš esmės konsultuojam, žmonės dažnai padedam ir apsispręsti, kokį tą namą reikėtų pasirinkti, ar 1 aukšto, 2, kokią apdailą pasirinkti iš išorės, kaip išvengtų kažkokių nesklandumų ir tikrai atsakinėjame visokius, tai mes vadam kvailus klausimus, nors kvailų klausimų nebūna. Paprastus galbūt klausimus. Tai gerai, tada peršoksiu šiek tiek į kitą temą. Jinai ne visiškai yra susiję tiesiogiai su statyba, su samatom, bet susijusi su statyba. Tai mano kita įmonė Dimetris yra sukūrusi programinę įrangą, kuri padeda statybos įmonėm arba statybų samatininkam arba šiaip paprastiems žmonėm padėti apskaičiuoti kiekius. Ir toj papasakosiu, kokius tos kiekius. Tai pirmiausiai pati programa veikia debesy, jinai yra neinstaliuojama, galim naudoti iš bet kokio kompiuterio, iš bet kurios pasaulio vietos, kur tik yra internetas. Jinai dirba specifiškai tik su PDF formatų brėžiniais arba nuotraukom. Tai reiškia, kad jeigu mes turim projektą, bet neturim darbinio failo autokadinio ar dar kažkokio ir nereikia jo turėti, tiesiog keliam projektą į programą ir ten atliekam labai paprastus veiksmus ir parodysiu, kaip tai atrodo. Jinai skaičiuoja labai didelę dalį
kiekių geometrinių, tai pavyzdžiui, fasado apdaila, vidaus apdaila, šlaitiniai stogai, šlaitinių stogų tikrieji dydžiai, plokštuminiai stogai, nežinau, kas čia gali būti dar, elektrą skaičiuoja elektros kabelių tikruosius aksonometrinius ilgius, skaičiuoja vandentiekį nuotekas ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, toliau, kur gali būti panaudojama, tai labai įvairiai, bet iš principo Lietuvoje, bent jau ką mes turime iš klientų, tai didžioji dauguma yra statybos rangovai, kurie turi savo samatininkus ir jie eina į konkursus, arba kita kategorija mūsų klientų yra Norvegijoje dirbantis arba Švedijoje dirbantis rangovai iš Lietuvos. Dėl šitų būtent skandinaviškų projektų specifikos jie turi labai didelį poreikį skaičiuoti kiekius, nes ten, pavyzdžiui, statybos leidimą galit gauti turint 2 brėžinius realiai. Lietuvoje jau taip neišeitų. Nu, ir iš tų 2 brėžinių reikia apsiskaičiuoti visą projektą. Ir trumpai galbūt tiesiog parodysiu, kaip jinai veikia, nežinau, kiek čia matosi, gal ir nelabai dėl apšvietimo matosi, bet iš principo čia yra fasadas, kur yra įkeltas į programą vienas fasado brėžinys. Programa veikia tokiu principu, jog reikia programai duoti tik vieną matmenį, jinai prie to matmens prisiriša, va čia dabar nustatau, reiškia, mastelį, nurodau, kad nuo šito taško iki šito taško bus atstumas toks. Ir viskas, ir apie mastelį galite užmiršti. Po to yra jau tik tais kuriami sluoksniai tokie, kad, nu, pavyzdžiui, dabar programai aš pasakiau, kad aš noriu paskaičiuoti plytelių, visų plytelių plotą fasadinių. Dabar ką padaro programai, išmetu angas langų, kad man jų neskaičiuotų. Ir programa kaupia duomenis, jos sistemina tam tikrom lentynėlėm. Va dabar kitą gabalą ar ne, nuo kito fasado paimu. Ir visi duomenys krenta į tą lentynėlę kiekių, kurią man reikia žinoti. Tai pavyzdžiui, su fasadais kalbant, tai aš galiu labai greit apsiskaičiuoti, kiek man medžiagų reikia, pavyzdžiui, įsigyti, kiek man reikės angokraščių apdirbimo medžiagų, kiek reikės palangių, kiek reikės galų gale langų įsigyti, kad būtų galima neprasišauti. Turėjau netaip seniai vieną irgi atvejį, skambina irgi klientas, kuriam rengiau samatą, sako, Mindaugai, turim problemą, sako, trūksta 50 kvadratų plytelių fasado. Sako, pažiūrėk, sako, man atrodo, kažką blogai paskaičiavai. Prieš pusę metų, ką aš atsimenu, nieko aš neatsimenu. Greitai susiradau programai, kaip aš buvau skaičiavęs, pasitikrinau, mastelis, okei, viskas gerai, visus, atrodo, fasadus suskaičiavau, jokių nematomų zonų nėra. Nu tikrai viskas teisingai. Skambina man tas žmogus, vėl po 15 minučių, sako, ne, viskas gerai, sako, Mindaugai. Sako, statybininkai buvo dar ne į tą sandėliuką įdėję, likutį. Tai vat, ką noriu pasakyti, kad mes galim labai lengvai grįžti prie skaičiavimų bet kuriuo metu ir patikrinti, ar teisingai buvo jie atliekami ar ne. Vidaus apdaila, pavyzdžiui, šiuo atveju čia ne apdaila, pertvaras skaičiuoti. Pavyzdžiui, aš turėjau objektą Norvegijoje, kuriame rangovas įrenginėjo tik pertvaras, bet pertvarų buvo 130 skirtingų tipų. Akustinės, ten mažiau akustinės, priešgaisrinės ir 130 skirtingų pertvarų tipų per visus aukštus. Tai va, tokią programą turint galima labai lengvai segmentuoti visus pertvarų tipus ir jie visą laiką sukrenta į tam tikras lentynėlės ir netgi įsijungęs brėžinį aš iš karto matau, nes programa tos pertvarų segmentus atskiria kitą spalvą. Tai reiškia, aš iš karto galiu matyti, aha, čia yra tokia pertvara, čia yra tokia pertvara, aš ją suskaičiavau ar ne. Ir, žodžiu, kitų nebedėjau dėl laiko stogos, bet, kaip minėjau, yra šlaitiniam stogam, tai ir visiems kitiem elementam. Programa yra nemokama išbandyti 10 dienų, galit bandyti visiškai nieko nesuprantantis, bet labai rekomenduočiau peržiūrėti maždaug pusės valandos trukmės online'inius mokymus, kai tik įsijungėt programą ir realiai tada jau mokat ją naudotis.